sutiko pilvą, krūtinę, galvą ir plaučius. Eikim sykiu! Tada batas sako, tu, kojine, lipk ant kojos. Užlipo! Sako, tu, pilve, lipk ant kojos. Užlipo! Sako tu, krūtinė, galva plaukai, lipkit ant pilvo. Užlipo! O kaklo tai nėra? Kuponautas? Ne, toks išėjo žmogus. Vadinasi aš. Sveiki, sakau, salve piliečiai. Gražu, kad taip mylit save. Kodėl jūsų galvos kaip galvos, o mano Vis ne sava. Kažkas atsitiko. Gyventi nemiela. Lyg būčiau palikus kur nors savo sielą. mamyte, o žvirblis, kur štirškia kieme? Ar turi sielažę? Sakyk, taip ar ne? O aš ją turiu? Jei klausi, turi. Bus tavo pasaulis. Švies siela. Namai! Kartais tyliai pagalvoju, jeigu būčiau, jei pili, tai niekad katei nepakliūčiau. Jei mėnulis, debesiukais užsikločiau ir saldžiausiai kiaurą naktį pramiegočiau. Jeigu būčiau mano sapnas, tai spalvotas, jokio laiko, jokią naktį nesapnuotas. Jei vaizdalis tai aš būčiau, tai norėčiau, kad iš sykio filmo pabaigą spėčiau. Kokio filmo? Kaip skrido žvirbliai į Europą. Pabando! Skrido žvirbliai į Europą, bet tokį pūgą užklopo, ėmė leistis į būrys. 1, 2, 3! tupė žvirbliai pakeliai. Karvė ėjo ir žvaliai, apkakojo žvirblių skrandą. Vienas dar kapstytis bandė, bet šaltukas ėmė spausti, pliošė juos visus sukausti. Žvirbliai šyla, šokinėja, o dangus aplink giedrėja. Ačiū tau, gera saulutė, o galėjome pražūti. Kažkoks rytų išminčius? Jei begalinį mažį palyginsi su begaliniu dydžiu, tai pirmas dar negigiau atrodys. Jei mama, tai gal truputį pasibarčiau, bet visiems likus sumanimams pritarčiau. Jeigu būčiau sidabrinis pinigėlis, norėdėčiau prie seniausios ubagėlės. Atsimoju, už tą šaltą pinigėlį nusipirktų saldų, šiltą pyragėlį. Kokia geratė! Man labai patinka, kai kas gero atsitinka. Prieš žirtelę ant kelmo, tu talom šilkės ant delno, kai jėva per naktą bala, kai kiena bala užšala, kai per ledą lyg per stiklą, tenka slysti į mokyklą. Kai staiga sprogus lempa, pašėrė šukės į kampą. Kai mamytė į virtuvę tėti tempia gyvą žuvį, Kai kam nors pieštukas lūžta ir kas nors labai tūžta. dėl vieno dalyko visi susipyko. Dėl 2 dalykų visi susipyko. Dėl visų dalykų visi susipyko. Tuščias kiemas liko. Prabėgo kiek laiko, dėl vieno dalyko visi susitaiko. Dėl 2 dalykų visi susitaiko. Dėl visų dalykų visi susitaiko. Nervai neišlaiko. Iš mokyklos grįžtant, ko čia mudviem bartis? Geriau parduotuviai sulčių atsigerti. Atsigersim sulčių. Sulčių apelsinų, o namo parėję įsivirsim kmynų. Dabar įsirėžę, mūdu sultis geriam, žiūrim, kas ten gatvėj. Už langų darbas. O tenai vaikučiai susitaikė žaidžia. Atsigėrei? Eikim ir kartu pažaiskim.
knisti? Kam tie vyrai? Rastams risti. Kam tos mergus? Rasytė. Mano šakos pabaidyti. Kam tos mergus? Apsivesti. Kam tie mūrai? Mums gerti. Visiems laikams. Kam? Žmogaus vaikams. Kam? Niekam. Nieko nesuprantu. Jeigu juodas būtų baltas, jeigu baltas būtų juodas, jeigu šiltas būtų šaltas, jeigu šaukštas būtų puodas, jeigu Jonas būtų Petras, jeigu Petras Jonas būtų, jeigu kinas būtų teatras, tai teatro žinoma nebūtų. Kaip nebūtų? Juk eilėraštį aš tau kuriu. Lėlių teatras, be lėlių. Gyvena ten upė, gyvena ten smėlis, geltonas veršiukas ir jo pavadėlis. Plasmasės žmogiukas, prie lango pakartas, kai autobusiukas per Lietuvą kratos. Aš tau dovanoju teatrą be nieko, ką pats sugalvoji, tas stiprą palieku. Sugalvojau vienokų, dukų, trukų, keturukų, Pentukų, šemšikų. šepetukų, repetukų, potpilį pašnapšt. Kas nukrito iš dangaus? Tu paklausk ano žmogaus. Hei, To žmogau. neklausk ano žmogaus. Jis nukrito iš dangaus. Ir vėl viskas iš pradžių. Čia akis, čia akiniai. Čia ranka, čia koja, o iš lūpų sakiniai gražiai šveigliuoja. Kad ir iš lapų bėdelių, kad ir iš bruknių agelių, kad ir iš ąžuolo gilių, kad ir iš joko kikilių, kad ir iš visko spuko, kad ir iš šalto rūko. Ar jau išėjo žmogus? Taip! Sveiki, sakau, salve piliečiai.